Vietoje, bet pabėgai. Norėtum kokią antrą? Nu palauk, tuoj mažytė tau atneš. Taigi atėjo mano siunta ir būtinai, jeigu norit sužinoti, kas čia yra, nueikite mano TikToką, štai čia bus parašytas, nes bendradarbiavau su tokia įmonė. Tai labai džiaugiuosi. Siunta. Tai čia yra siunta šeima. Pirmiausia, turim tokį, čia kad praskirt blakstienas ir žiūri gerai, kad šitas kotelis nenulūžęs, nes tada, kai nusipirkau, jis buvo visas nulūžęs. Tai tikėkime ilgai laikys. Yra belekiek gumelių, kurios susideda ant rėtiklio, nes pas mane labai greitai jos nusispaudžia. Toksai, kuris iš nugarėlės telefono prisikliuoja, kad galėtum tada eini ten ir prie kokio, nežinau, lango, prilipini stiklo ir laikosi. Taigi, hello guys. Sakau, hello guys. Mokinuosi. Vakar sėdėjau 3 valandas. Šiandien ryte mokinausi. Apsisaugojus visur va čia irgi. Ką čia dar dariau? Ai, manifestavau. Dar Dievui menčiau. Nu, žodžiu, aš viską išbandžiau ir jau kai bus, tai manau, tai bus. Kiek gausiu, nežinau. Kiek tu manai gausi? Nežinau. Po to ir bijo. Jinai labai bijo. Taip. Nors aš tikrai žinau, kad aš sakysiu. Mūsų paskutinis atsisveikinimas. Ne pupai mus, o mes pupus. Ajo, pupai. Aš pamiršau. Man vakar klasiokė sako, tu bijai rytojaus? Ir aš taip žiūriu jo tokiu tiesiu veidu, tokio kas rytoj. Taigi sako, tik į matematiką. Aš kažką, Aš irgi taip norėčiau. Tai va, susitiksim po parašymo. kai mano miela matematikos mokytoja sakė, jeigu nežinot, nusirašykit, pamirksėkit akį vieni kitiems, tik netrukdykit gabiems vaikams, bet jeigu nežinot, nusirašykit. Nusirašykit. Aš dar nebaigiu kalbėti. Ir ką ten dar sakė? Sakė, turit atiduoti viską atiduoti. Bet nebūkit kaip tas mano vienas kursiokas, kur sakė, kaip supras, turit viską atiduoti, suprantat? Viską atiduoti. Tai va. Galėčiau pamojuoti. Jo, galėčiau. Jau žinojai, kas tavęs laukia. Haušia geresnės muzikos. Jinai jau prisipirko. No boys, no nubės. Mano visi šiuvidelis dainas. Aš dabar jaučiuosi kaip kitoj šaly. Buvo blemba. So guys, grįžau iš šventės, parodysiu, ką prisinešiau. Nes tikrai tą valgiau, tai namuose beveik nieko nėra, tai nusipirkau. Tada, aišku, piniginė, kuri yra belekiek čekių. Tai tiek daug nusipirkau, kad netelpa į rankinuką. Tai valiklis makiažui, nes aš, blakstienas, su tušu, dažau blakstieną su tokiu tušu, kuris yra waterproof. Tai, kad aš nuvalyčiau, man paprastas prausiklis netinka. Tai aš valydavau su kremu. Šiaip veikia, bet galvoju, reikia kaip normaliam žmogui nusipirkti. Tai nusipirkau mažą, kad pažiūrėčiau, ar tikrai man šitas tinka. Tada naują konsilerį, nes jau mano pasibaigė. Spalva biški tamsesnė truputį, bet jinai, tikrai labai panašiai senesnė, kur turiu pamažino dydį. Kodėl? Ir į mokyklą.
Tada teta man dar iš Turkijos parvežė tokį sijonas Naiko, kuris yra papačia šortai. So good. Ir jeigu netiks, jinai turi didesnius. Tai va. Ai, dar gavau tokį sagtuką. So cute. Aš dabar turėsiu 2 sagtukus, nes aš vieną nusipirkau kelionį kažkur su šokiu, kai varėm. Ir dabar tokį turėsiu. So cute. Dabar reikia kokio rožinio dar. Nu, tu prasme, žiauriai ten, ką sakau, reikia dar vieno, nes dabar taip trūksta. Hello guys, atėjo man siunta šeimo ir dar prisipirkau, tai parodysiu. Kadangi artėja kelionė, tai nusipirkau tokių, kad galėčiau įsidėti ten kūno prausiklį, šampūną, kondicionierį ir taip toliau. Čia dar galima kremus visokius įsidėti iš ūrikio. Ir yra mentelė, su kuria gali paimti. Šitas, nežinau, mums skirtas. Toks iš Eurokoso, tai čia yra kūno prausiklis. Nu, aš jį anksčiau nusipirkau negu tuos, bet vis tiek ateičiai, kad turėčiau. Tai va. Ir jis kvepia bananų, tu prasme, taip skaniai. Kvepia servetėlės, būtinai reikia. Because we're gonna touch all the things, you know, and bakterijos. O štai mano siunta. Tai pirmiausia parodysiu, dėl ko labiausiai išlaukiau šitos siuntos. Tai kadangi važiuosiu ir kad būtų tiesiog, nežinau, patogiau, pasimsiu tokias ausinės. Nu, aš jas nusipirkau, kadangi pas mane yra iPhone'as 15. Tai pas mane kištukas yra kitoks, todėl, nu, ir nėra tos vietos, kur galėčiau įkišti, kad galėčiau klausytis su laidinėm ausinėm. Pasiėmiau su tokiu CC typu, ar kaip ten, nu, žodžiu. Pasiėmiau tokį dėkliuką, į kurį galima įsidėti tas ausinės, kad tiesiog jų nepamest ten, ar kažkaip nesusisuktų, nesusigarankšuotų, tai va įsidėdė ir viskas. Žinau, kad jau buvau nusipirkus tokį, bet pagalvojau ir man draugės patarė, kad kadangi viena ten pusė prilipdo, tai, o mano dėkliukas yra burga, tai gali sugadinti ir tikrai nepigus šitas. Iš abiejų pusių yra tokia ir jie tikrai prisilipina ir laikys. Paskutinis dalykas, nu, ką galiu pasakyti, čia jeigu su tokiom dėžutėm atveža, tai ką jie ten daro, aš neįsivaizduoju. Tai žodžiu, čia įsidėsiu ausų krapštukus, o čia tuos, kad galėčiau makiažą nusivalyti. Kaip jie pala? Tai va, that's it. Ai, buvom kai tada toj mugėj Marijampolėj, tai nusipirkom 8 dėžes datulių. Didelės, tipo 8. Bet jau žiauriai skanios ir palyginus šiaip, kur internetu tu sumokėtum už vieną dėžutę kokį 20 eurų, tu gali už 20 eurų nusipirkti 3 dėžutės. Todėl daug ir pasiėmėm. Taigi čia ir pabaigsiu video, tikiuosi, kad jums šis patiko, laukit būtinai kito, nes kitas mėnesis bus bombinis. Nepamirškit pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus, o mes susitiksime kitame video. Čiau!